Šiandien jums noriu pristatyti naujos kartos krovininį automobilį, kuris yra stilingas, praktiškas, lengvai valdomas, galingas, greitas, talpus MAN TGE Next Level. Kaip paprasti vairuotojai tiesiog sako MANą. Šis MANas yra atnaujintas modelis. Ši bronzinė spalva iš tikrųjų traukia akį, atrodo puikiai, moderniai, tačiau patikėkite, tai, ką rasite šio furgono viduje, jūs nustebins dar labiau nei ši akį traukianti bronzinė spalva. Mėgstantiems stilių siūlyčiau atkreipti dėmesį į chromo paketą, kurį galima užsisakyti papildomais, labai puošia automobilio priekį ir labai gerai dera su juodais veidrodėliais. Ir jeigu jau kalbame apie mano priekį, tai čia yra visas LED žibintų orkestras, pradedant nuo pagrindinių ir dienos žibintų iki priešrūkinių žibintų. Ir beje, šitas MANas turi tą funkciją, kurią turi net ir prabangus visureigiai, tai yra šviesų funkcija vakare palydėk mane namo. Labai patogu ir praktiška. Ši grotažymė Simply My Van reiškia štai ką, iš esmės nepasako viską apie šį modelį. Jūs jį galite susikomplektuoti kaip tik širdis geidžia, nuo variklio, pavarų dėžės, vairuotojo darbo vietos, krovininės dalies, ratlankių. Jie gali būti skardiniai, gali būti lengvojo lydinio, gali būti sidabriniai, gali būti juodi, jeigu norite atrodyti prabangiau. Galite užsisakyti gražesnę apdailą. Na ir be abejo, kadangi MANas priklauso Volkswageno grupai, tai čia yra įmanomi visi Volkswageno privalumai. Pavyzdžiui, jeigu norite, galite susikomplektuoti jį su 4 varančiųjų ratų pavara. Krovinių dalis yra faneruota jau gamykloje. Ši visa įranga, kurią matote, ir krovinių tvirtinimo bėgeliai, ir auselės, viskas yra padaryta gamykloje. Tačiau, ką norėjau pasakyti apie fanerą, aišku, gerai izoliuoja garsą, kokybiškai padaryta ir beje galima labai norint užsisakyti ir ratų arkų faneravimą papildomai. Man šio MANo tokia komponuotė tikrai labai patinka, nes švaru kaip operacinė. Jeigu pribirėjo kažko, išsišlaviai ir vėl mėgaujasi važiavimu, tiesiog malonu įlipti. Tai čia galima ir pernakvoti labai norint, jeigu kažkas mėgsta egzotiškas keliones, pasitęsiai čiužinį ir viskas. Nebūtinai čia tik krovinius galima vežti, bet apie kemperių šiek tiek vėliau. O dabar dar norėjau pakalbėti apie apšvietimą. Daugelis gamintojų anksčiau montuodavo paprastas lemputes, o čia mes turime 4 LED žibintus ir iš tikrųjų taip kaip šiandien šviečia ryškiai saulė, ne visuomet tokios geros sąlygos būna. Tai 4 LED žibintai tikrai labai gerai apšviečia šią erdvę ir padeda gerai įkrauti krovinius, juos pritvirtinti. Tokiu būdu suteikia dar daugiau komforto ir sutaupo jūsų laiko. Ir svarbu, kad visa tai, kas yra sukomplektuota gamykloje, yra kokybiška, patikima ir ergonomiška. Kitaip tariant, Next Level. Kaip sako, pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu toks, tai pasakyk, kokios yra furgono durys, pasakysiu, ko jis vertas. Čia yra magnetukai ir apsaugos, bet ne apie juos dabar norėjau pasakyti. Elektra be abejo padeda atidaryti duris, bet tai yra dar ne viskas. Štai atjungia fiksatorių, užlenkia jį gražiai. Mes galime duris atidaryti labai plačiai. Užsifiksavo su magnetu, galima labai siauroje erdvėje įkrauti krovinį. Be abejo, reikia naudoti jėgą, tačiau su protu uždaryti, atidaryti duris padeda elektra. Pažvelkime į furgono vidų. Ar čia galima jaustis taip kaip namuose, nes darbinis automobilis, tai yra antrieji namai. Tai tikrai galima, nes visą vidų galima susikomplektuoti taip kaip tik širdis geidžia, taip kaip nori. Nekartą minėjau Volkswagen grupę, kurios dalis yra MANas. Tai visas skaitmeninis komfortas, visa skaitmeninė multimedija yra atkeliavusi iš Volkswageno, kaip ir šitas multifunkcinis vairas, kuris beje yra standartinėje įrangoje. Valdymas mygtukais yra tikrai labai patogus ir laiko patikrintas funkcionalumas, kaip ir skaitmeninis skydelis, kuriame galima matyti netgi navigaciją, jeigu jūs naudojatės automobilio navigaciją, o ne savo Waze'u arba savo Google Maps'ais. Tai įsivaizduojate komercinį automobilį, čia turite vieną televizorių, juokauju aišku, čia kitą televizorių, kurie pakankamai gero ryškumo ir daugybė funkcionalumų. Skaitmeninėme skydelėje galima matyti navigaciją, daugybę skirtingų duomenų, keisti jo išvaizdą, o liečiamas ekranas irgi atkeliavęs iš lengvųjų automobilių pasaulio. Taigi šioje multimedijoje galima reguliuoti ne tik klimato kontrolę, bet net ir yra modernus garso ekvalizeris, taigi jūsų MANas
gali tapti linksma diskoteka. Ir netgi tokia smulkmena kaip porankiai džiugina, nes ne visi gamintojai juos gali pasiūlyti. O kalbant apie sėdynės reguliavimus, reguliuojasi tiek sėdynės pasostė, galima ištraukti ją, sutrumpinti, pailginti, tiek mygtuką paspaudus nugaros išlenkimas, na ir dirbtinės odos kolonas. Aš pasakyčiau, kad jis ne tik gražiai atrodo, bet tikrai malonu jį ir liesti. Kūnas neslidinėja, sėdi va, kaip prilipęs. Patogu. Testuojant šį naujos kartos MAN TGE Next Level krovininį furgoną, man kilo mintis, kad čia tikrai galėtų būti geras kelioninis automobilis, nes labai estetiškas, labai patogus kelionėms. Ir pasirodo, sužinojau, kad daugybė žmonių perka šį furgoną ir vėliau perdaro jį dirbtuvėse į kemperį. Taigi manęs nuojauta neapgavo. Tokia labai gera apsaugos priemonė yra, kad automobilio neužvesite neišmynę sankryžos, žodžiu, atsitiktinio užvedimo nebus. Iš esmės, vairuoti visiškai nėra sunku, prie gabaritų priprasti labai lengva, veidrodėliai labai dideli, apžvalgos kampas dar didesnis negu lengvajame automobilėje, kaip vilkikė, kaip prabangiam vilkikė sėdi, tik tiek, kad mažesnis, staigesnis 180 arklio galių yra labai gerai. Pats tas šitam modeliui, aišku, galima užsisakyti ir tos 202, bet iš esmės, jeigu pasveriant ir ekonomiškumą, ir galios santyki 180 yra labai gerai. Manau, kad įsikrovę pilną bagažo skyrių krovinių važiuotume tikrai optimaliai, o dabar, kai važiavau tuščias, tai norėjau tiesiog paspausti. Važiuoju kaip lengvoju automobiliu. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad ant šitos mano platformos galima sukomplektuoti, sumontuoti beveik bet ką. Ir furgoną, ir mano minėtą kemperį, ir bortinį savivartį, ir būdą, ir netgi, pavyzdžiui, jeigu reikia, kraną su manipuliatoriumi.